Daug yra kalbama apie motivaciją, kad turime motivuoti žmonės karjerai. Ir noriu daugiau papasakoti apie tai žaliojo kurso kontekste. Nes motivacija čia yra itin svarbi. Svarbi dėl to, jog negalime žmogaus sumotyvuoti rinktis žalią profesiją, nes ten yra, pavyzdžiui, didelis atlyginimas. Taip? Nėra taip, jog šis sektorius išsiskirtų atlyginimais stipriai iš kitų sektorių. Lygiai taip pat mes negalime motyvuoti sakydami, kad eikite ir kurkite žaliąjį verslą, nes ten yra mažiau rizikos ir daugiau pelno. Tai taip pat irgi nėra taip. Kiti verslai susiduria lygiai su tokiomis pačiomis rizikomis. Tai kam žmogui tada rinktis tą žaliąją profesiją arba verslo kūrimą šitoje srityje ir kur tada ta motivacija ir kaip tą motivaciją žmoguje sužadinti. Ir šitoje vietoje mes prieiname iš tikrųjų prie vertybinio klausimo ir mes kaip žmonės turime skirtingas vertybės. O jeigu tos vertybės yra panašios, tai gali būti skirtingais prioritetais išsidėsčiusios. Pavyzdžiui, vieno žmogaus vertybės yra darbas, sveikata, laisvalaikis, šeima, draugai. Kito žmogaus irgi gali būti lygiai tokios pačios vertybės ir mums gali atrodyti, kad štai susitiko du labai panašus žmonės su panašiomis vertybėmis ir kad jiem puikiai turėtų sektis bendrauti. Tačiau prioritetiškai šios 5 vertybės gali būti išsidėsčiusios skirtingai. Ir tarkim, abiem vertybė yra ir draugai, ir šeima, bet jei vienam draugai bus aukščiau negu šeima, taip, tai toks žmogus automatiškai bus linkęs leisti daugiau laiko ir energijos draugams, nes pagal vertybės mes skirstome savo laiką, energiją ir pinigus. Ir tada tiem dviem žmonėm gali kilti konfliktinės situacijos. Vienas norės, kad būtų daugiau laiko, energijos ir pinigų skirta šeimai, o kitas norės, jog tai būtų skirta draugams. Tad net jei vertybės pagal prioritetus yra taip pat susidėliojusios, ta pačia eilės tvarka, gali skirtis būdai, kaip tų vertybių mes siekiam. Vertybė kaip ir ta pati, ar ne, bet veiksmai, kuriuos mes padarome tos vertybės siekdami, gali būti skirtingi. Tai vyrui ir moteriai abiem gali būti šeima prioritetas, bet to abu gali siekti skirtingai, nes vienas gali turėti vienokį supratimą, kitas kitokį, ką toje šeimoje reikėtų daryti. Pinigai poroje, tarkim, irgi gali būti vertybė, būtų siekia, bet vienas gali turėti supratimą, jog išlaidos turi būti ir finansų tvarkymas 50-50, o kitas gali galvoti, kad, tarkim, pinigai yra kiekvieno asmeninis reikalas. Arba gal net ir trečias variantas, vienas gali tikėtis, jog kitas prisims pilnai finansinę atsakomybę. Taigi, vertybė ta pati, abiems žmonėms yra svarbu pinigai, tarkim, pinigų teikiamas saugumas, bet mūsų veiksmai ir supratimas apie tą vertybė gali skirtis. Ir tai veda į tai, jog žmonės yra labai skirtingi, nes kiekvienas iš jų turi savitą vertybinį antspaudą. Kaip kiekvienas mes turime unikalų piršto antspaudą, taip kiekvienas turime unikalų vertybinį antspaudą. Ir vertybės tikrai nėra vien tik tai 5, kurias aš paminėjau, jų gali būti 11 ar keliasdešimt, priklausomai nuo to, kiek žmogus skirs laiko savianalizai ir kuo labiau į save įsigilinsime, kuo smulkiau išsianalizuosime, tuo daugiau tų savo įvairių vertybių atrasime ir sužinosime, kokia tvarka pas mus jos yra išsidėščiusios. Kaip vertybės yra susijusios su žaliuoju kursu? Jei žmogui tvarus gyvenimo būdas bus vertybė, jam tiks ir patiks žalios profesijos. Jis tokiai profesijai teiks pirmenybę, jis tame matys prasmę, jis turės daugiau energijos dirbti tokį darbą. Jei žmogui tvarumas nėra vertybė ir jis nueis dirbti tokį darbą, jam tai bus darbas kaip darbas, už kurį tiesiog moka pinigus. Ir jis nematys tos papildomos naudos, ką jo darbas sukuria visuomeniai ir kaip jisai prisideda prie tvaresnės aplinkos kūrimo. Yra ir verslas, kuris samdo darbuotojus pagal vertybės. Gal su tuo neteko susidurti, dėl to, kad tai dažniau būna tarptautinės įmonės, kurios turi labiau išvystytą darbo kultūrą, kitokį požiūrį. Taip pat dažniau tai būna didesnės įmonės, kurios gali sau leisti šiam dalykui skirti daugiau dėmesio darbuotojo atrankos procese, arba tos įmonės, kurios turi sąmoningesnius vadovus, kurie yra labiau suinteresuoti, jog darbuotojai geriau jaustųsi savo darbo vietose. Tokių įmonių požiūris yra, jog svarbu rasti žmogų,
kurio vertybės ir įmonės vertybės sutaptų. O visą kitą tą žmogų galima išmokyti. Jei vertybės sutaps, tai tam žmogui bus lengviau pritapti kolektyve, jis bus labiau motyvuotas dirbti ir žaliajame versle vertybės yra ypatingai svarbios, nes kaip ir minėjau, tam, kad kurtum žaliai verslą, tau žalumas, jisai turi būti vertybė. Ir kartais tai turi būti net didesnė vertybė negu pelnas. Ir automatiškai žalias verslas ieškos tokių žmonių, kuriem žalumas yra vertybė. Tai tradiciniam versle pelnas yra vertybė. Ir įmoniai, darbuotojai yra svarbu, kad įmonė sėkmingai dirbtų, tada įmonė turės pelną, darbuotojas gaus gerą atlyginimą. Jeigu dar prie viso šito pasiseka rasti darbą, kur ne tik geras atlyginimas, bet ir galimybės savirealizacijai, augimui, darbuotojas turi palaikymą, yra geras mikroklimatas, tai mes jau čia praktiškai turim šiuolaikinės sėkmingos karjeros pavyzdį. Taip? O žaliajame versle yra labai svarbu, kad žalumas būtų vertybė abiem, tiek verslui, tiek darbuotojui. Ir tai reiškia, jog darbo ir darbuotojo pasirinkimo procese, kuomet abi pusės, tiek darbuotojas, tiek darbdavys, bando išsiaiškinti, kiek sėkmingas bus jų bendradarbiavimas, mes turime ne vien tik tai CV, patirtį ir įgūdžius, ar ne vien tik tai atlyginimo pasiūlymą iš darbdavio pusės padėtus ant stalo, bet žaliajame versle šalia šito mums dar reikia išsiaiškinti abiejų pusių vertybę. Tad karjeros konsultantas turi pastebėti, ar darbo ieškantis žmogus turi žalumą kaip vertybę, turi padėti žmogui išsiaiškinti, kiek pačiam žmogui tai yra svarbu. Turi padėti suprasti, ar žmogus nori savo karjerą sieti su šia vertybė. Nes žmogus gali sakyti, taip, aš suprantu, man įdomu, aš gyvenime labai esu žalias, tausoju gamtą, ugdausi įpročius, bet tarkim karjeros su šita sritimi visiškai nesieju. Tam, kad konsultantui pastebėti, ar žalumas žmogui vertybė, vien trumpo pokalbio nepakanka. Tačiau aš manau, kad jei turime grupę mokymuose ir su ta grupe darome pratimus, visus, kuriuos esu pateikęs metodiniai medžiagai, jeigu mes turime galimybę išsiaiškinti daug dalykų apie žaliąjį kursą ir taip toliau, jeigu turim galimybę pažinti tą grupę, su jie pabendrauti ir pamatyti, kaip jie diskutuoja, tai aš manau, kad šiame procese galime iš tikrųjų pastebėti ir atrasti tuos žmones, kuriems žalumas yra vertybė. Dar noriu pateikti keletą pavyzdžių ir paaiškinti, kaip vertybė gali tapti mūsų motyvacija ir energija darbe. Yra 4 energijos rūšės. Matote už manęs parašytas 4 raidės. Tai yra fizinė energija, emocinė energija, intelektualinė energija ir prasmės energija. Prasmės energiją galima pavadinti ir vertybinę energiją, nes mums kažkas yra prasminga. Taip, tai jeigu mums prasminga, tai yra mūsų vertybė. Bet apie viską paeiliui. Fizinė energija priklauso nuo mūsų amžiaus, nuo to, kaip maitinamės, kaip miegame, kiek sportuojame. Viskas labai aišku. Koks mano kūno tonusas, tiek fizinės energijos turiu. Ir mes galime šitą dalyką įsivertinti 10 balų skalėje. Emocinė energija, tai kaip mes jaučiamės. Pavyzdžiui, atsikėlėme blogos nuotaikos, tad nuėjus į darbą nebūsime labai produktyvus. O jeigu esame geros nuotaikos, pozityvus, tai ir dirbsis visai kitaip. Ir savo emocinę nuotaiką, emocinę energiją, kiek mes gerai jaučiamės, koks mūsų emocinis tonusas, taip, mes irgi galime įsivertinti 10 balų sistemoje. Emocinė energija yra dar įdomi tuo, jog ji persiduoda kitiems. Ir visi puikiai žino tą situaciją, kuomet vadovas ateina į darbą blogos nuotaikos, tada tas persiduoda ir kitiems ir tada visi tampa atsargus, irzlus ir atrodo, kad ore jaučiasi įtampa. Intelektualinė energija tai yra mūsų gebėjimas sutelkti dėmesį į kažkokį tai daromą darbą. Tai gali būti gebėjimas sutelkti dėmesį valandai, 2-3 ir nesiblaškant padaryti tai, ką mes tai dienai buvom suplanavę. Ir lygiai taip pat intelektualinė energija tai mūsų gebėjimas sukaupti dėmesį ir įgyvendinti kažkokį tai ilgalaikį projektą, kuris gali trukti mėnesį, gali trukti metus, o gali trukti net ir keletą metų. Tai reiškia, kiek aš moku sutelkti savo protą, intelektą į vieną kažkokį užduotį, į vieną kažkokį tai tikslą ir tą fokusą išlaikyti.
Dėl to, kad mes dabar gyvename tokioje visuomenėje, kur yra labai daug komunikacinio triukšmo, labai daug dirgiklių, mūsų dėmesys yra nuolat blaškomas ir kartais mums net ir 20 minučių dirbti susikaupusi kažkokį vieną dalyką pradeda darytis sudėtinga. Tai kuo mes labiau stipriname savo šitą intelektualinę energiją, dėmesio energiją, taip, tuo daugiau laiko mes išmokstame dirbti susikaupę ir susifokusavę į kažkokį tai darbą. Tai šitą savo, sakykime, taip, proto discipliną arba dėmesio discipliną mes irgi galime įvertinti 10 balų sistemoje. Ir taip pat mes turime prasmės. Energija tai reiškia, kiek prasmės aš tame darbe matau. Jeigu man darbas yra prasmingas, atrodo prasmingas, tai aš automatiškai turiu energijos tam darbui atlikti. Ir jeigu kažkokiame darbe aš prasmės nematau, tai aš neturiu ir energijos viduje, nejaučiu energijos tam darbui atlikti. Ir kaip ir minėjau, anksčiau žaliajame versle yra labai svarbus šitas prasmės momentas. Ar aš matau prasmę šitoje veikloje ar ne. Tarkime, mama paprašė paauglio išsiurbti kilimą. Na, pakartojo vieną kartą, antrą, trečią, ketvirtą, galų gale prisiprašė, paauglys pakilo, paėmė tą siurblį, siurbė kilimą, bet atrodo, lyg jis patys sunkiausia gyvenime darbą darytų. Dėl ko jam atrodo iš šono žiūrint, kad sunku tą darbą daryti? Dėl to, kad jisai nemato prasmės. Jam, tarkim, tvarkymasis nėra prasminga veikla. Ir lygiai tas pats paauglys gali sakyti, mama, aš noriu važiuoti vasarą savanoriauti į muzikos festivalį ir jisai tenais nuvažiuos ir jisai 3 paras bus ten praktiškai be miego, 3 paras dirbs be atlyginimo, bet jisai turės energiją tiem darbam padaryti, dėl ko? Dėl to, kad jisai toje veikloje mato prasmę. Tai žali darbai žmonėms iš tikrųjų gali pasiūlyti daugiau prasmės. Ir jei mes norime rasti darbuotojų žaliam verslui, mes turime labai atkreipti dėmesį būtent į šitą dalyką. Dabar su energija yra toksai įdomus momentas. Jeigu, pavyzdžiui, mes įsivertiname kiekvieną iš energijos rūšių ir, tarkim, įsivertinom, kad aš sveikas, gerai išsimiegojęs, gerai jaučiuosi, mano fizinė energija ten yra 8 balai, na, emociškai irgi normaliai jaučiuosi, gal nesijaučiu labai ten super kažkaip, tai, bet tiesiog normal self, ne, būsena kažkokia, tai ten įsivertinam kokiam 7, tai koncentracija, susikaupimas ir dėmesys yra ten dar kažkokiam tai balui, prasme irgi įsivertinam kažkokiai veikloje. Tai visi šitie 4 skaičiai, jie susidaugina tarpusavį ir mes turim tokį bendrą energijos skaičių po daugybos. Dabar įdomioji vieta prasideda, jeigu mes daugybos formulėje kažkurioje vietoje parašome 0. Tarkime, jūs susirgote, taip, ir vietoje 8 balų yra 0. Nesvarbu, kokie skaičiai bus čia, galutinis atsakymas bus koks? 0, nes jūs gulite lovai su temperatūra, jūs nieko negalite padaryti, jūs nesate darbingas. Lygiai taip pat su emocinė energija. Jeigu jūsų nuotaika yra prasta, jeigu jums depresija, jeigu kažkas pas jūs gyvenime atsitiko, jūs ateisite į darbą, bet jūs tame darbe būsite visiškai neproduktyvus. Lygiai tas pats yra su dėmesio energija. Jeigu jūs esate pervargęs, labai išsiblaškęs, gal emociškai ir gerai jaučiatės, fiziškai irgi gerai jaučiatės, darbas irgi prasmingas, jūs vis bandote ir susikaupti tą darbą, bandote, bet niekaip nesusikaupėt, ar ne? Čia yra tas pats, kuomet žmonės skaito knygą, pusvalandį skaito ir po pusvalandžio supranta, kad jie vis dar tą patį puslapį skaito, ar ne? Tai irgi rezultatyvumo nebus, nes jeigu čia 0 prie dėmesio energijos, galutinis rezultatas 0. Ir su prasme yra lygiai tas pats. Jeigu kažkokioj veikloje nematome prasmės, tai galutinis rezultatas irgi gaunasi 0. Ką galime padaryti mes, konsultuodami žmogų? Žinių suteikimas ir sąmoningumo ugdymas, kuomet žmogus pradeda geriau suprasti, kaip jo kasdieninė veikla gali paveikti mūsų aplinką ir visos tos žalumo idėjos, tai gali padėti žmogui stumtelt
jo žalumo vertybė iš, tarkim, kokios 50 vietos į kokią 10 vietą. O jeigu buvo 10 vietoj, tai žinių turėjimas ir kalbėjimas apie tai, kaip ir minėjau, sąmoningumo didinimas, jis gali stumtelti iš 10, tarkim, į 5 vietą. Jūs negalite tikėtis, kad, na štai paimsiu, sumotyvuosiu žmogų ir to užteks. Ir jisai taps žaliu ir rinksis karjerą žaliajame sektoriuje. Stebuklingo mygtuko šitoj vietoj nėra. Tai mes tik tai galime stumtelt, padėti žmogui atrasti galbūt tuos dalykus, apie kuriuos jisai nėra pagalvojęs anksčiau, atrasti šitą vertybę savyje, na ir tiesiog kilstelti šiek tiek aukščiau. Tikiuosi buvo įdomu, galbūt šias idėjas pritaikysite ir kažkur.